Jo. Važiuojam. Nu, tai ponios ir ponai, aš dar ir šachmatai žaidžiu. Tai pabandom vieną partiją, gal net porą. O, jezu, iki kokių 2 pralaimėjimų. Bet negi, po to pagausim kablį, tai žaisim iki dugno iš tikrųjų. Aš pastebėjau, kad šiaip šachmatai kelia, man to, tokius priklausomybės požymius, kur tu pradedi bingint ir važiuoti dugną ir varyt. Bet labai keista šiaip. Stebėtinai kerta per ego pralaimėjimas. Bet aš, čia dirbau su savimi, atrakinau savo čakras ir supratau, kad nesvarbu yra tas pralaimėjimas, svarbu yra įdomi partija. Svarbu yra sukurti meną tarp šitų 64 langelių. Oi, ne, jis jau čia nori pradėti. Jo, aš jam padariau savo įprastą klaidą, išgėriau 2 kavos, tai turbūt šnekėsiu labai daug ir labai greitai ir klausimas ar išliai. Upapa, mažulį, kas čia darosi lentoj? Čia šitas openingas, žinoma, debiutas. Lietuviškai opening yra debiutas, beje, nepamirškime. Kai pasakai debiutas, tai atrodo, kad, žinai, geri vyną, esi aristokratas ir sėkmingas investuotojas. Oi. Aha. Ok. Tai tipo kirsiu, bam. Gal nesu pėstininku, o kodėl ne? Nori karalių man atidaryti. Tavo karalis centre, man reikia šitą reaguoti. Šiaip klausimus. Kiek man iš tikrųjų reikia atidaryti, nepagalvoju. Oi, sorry, jeigu aš paėsiu, va taip, va. Tu kirsi, aš kirsiu. Gal išgyvensim? O jeigu kirsiu. Nu da, paukok tu tą savo reikia. Nu. Ir tada taip tu paeisi. Ai, su karalienė. Ok. O pavyzdžiui dabar ką darysi? Jo, man kaip tikra mėgėjai labiau patinka išsidirbinėti nei laimėti. Tipo jo laimėti ir keltis reitingą ir jėga, bet aš geriau laimėsiu kokią nors įdomią partiją. Nervuoja mane tos nuobodžios partijos knyginės. Nelabai aš tų šachmatų knygų ir skaičiau. Ok. O sekantis turbūt bus šitas. Čia paeisiu. Reikia man tavo karalienę pult. Savo karalienę įkišt kažkur. Nu aš taip painu, tu taip paini. Aš čia painu, pyst. Tai turbūt kertė aš kertu. Bet be karalienių bus ramiau. Netoks pavojus karaliui. Kaip pasakytų Narodickis, amžinai matilsi. Jo. Aš šiaip mėgstu bingint dalykus. Mėgstu tiesiog sėsti ir hiperfiksuotis į kokią nors temą. Tai matau, buvo geri 2 metai, kai aš valgydamas žiūrėjau tiesiog speedruną Daniel Narodickį, tokio didmeistro iš Amerikos. Iš čia mirė ne per seniausiai, ten šachmatų skandalas. Aš net pradėjau šachmatų pasaulį sekti biški. Ten yra tos pačios, žinai, naujienos ir visa kita. Ir žvaigždės, ir intrigos, ir kažkas ten sukčiauja. Ir panašiai. O tai gal pulkime tave, panervuokime tave, bet kas po to. Vis tiek čia tokį noriu paeiti, aš tipo neturėsiu kur karalienės įkišt. Čia grėsmė kažkokia, bet ar tikrai. Priversiu pajudinti karalių, tada jo karalis bus centre, bet man tada reikia atidaryti dalykus. Ai, ok. Ok, šitas ėjimas irgi egzistuoja. Reikėjo man iš tikrųjų, kad gal ir pult čia. Kol kas šiaip mano karalius lyg yra apgintas, jiem čia, kad padaryti puolimą dar kokių 3 ėjimų reikia. Ignorinam. Paeisi čia. Tai gerai, bus defensas karalių, aš tada patrauksiu čia, tu dar paeisi, aš tada pasislėpsiu už tavo pėstininko. Nes čia, žinai, ne rusų armija, negalima žudyti savo kareivių. O, netikėtas politinis bairis. Šiaip aš ne apie politiką, aš nenoriu politikos, visiškai žinokit, aš noriu ramiai žaisti šachmatus, tada žaisti kitus žaidimus. Ir tada aš jau net pradėjau rinkti streaminimo žaidimų tokią bibliotekėlę, kur mano draugė nežiūrės arba ją nervuos. Čia pridengia mane. O aš tai visai pažaiščiau ir pakomentuočiau. Iš tikrųjų būtų faina, kad kažkas padėtų man biški. Ai, o.
O. O. Evakuojamės, nes matukas grėsia man. Jeigu taip norėčiau tave nukirsti. Nu tai gerai, evakuojamės, tu čia paeisi. O aš čia paeisiu. Ups, nešam kudačių. O. Ir tu čia šachas, tada arklys apgintas. Oi. Nu, partija nesibaigė. Aš geriausiai, oi, tu rūpeli. Aš geriausiai pradedu žaisti iš tikro po to, kai susimaunu porą kartų. Man tai reikia pašalinti biški figūrų, po to tu čia tokį šachą padaręs čia paeis ir lyg ir viskas gerai. O tas arklys gali man šachą padaryti? Ne. Vis gal mano karalienę užpulti. Ok. Reikia nuimti, man bais. Turbūt kažkokio įmoščia nematau. Ir tada puolimas karalieniai. Okei. Eik tu nafik. Tai jo, žinoma, galima, ne? Eik tu nafik. Aha. Nu gerai. Jei du kavos nepadeda geriau žaisti šachmatais, ne? Ir dabar jis dar. Ok. Nu dabar galėt parodyti aukštąjį pilotažą šitoj partijai, jo. Davai susigundink. Jo, ok. Ir kiek atsiliekam? Nu tik 3, tai dar netaip baisu, šiaip turiu 2 šitus turiu. 2 bokštus. Šiaip daug figūrų turiu, šiaip čia dar visiškai ne pabaiga, aš visai galiu pavaryti, jis labai daug paukoja šitam puolimui. Turiu 2 figūras už karalienę, 2 bokštus, šiaip 2 bokštai dažnai būna stipriau už karalienę, bet ir jis bokštą turi. Čia šiaip jis galėtų suvalgyti. Ir tada iš esmės lygiosios. Nu ir tu bokštą prašykai, ne? O jeigu aš taip, tu tada taip. Bijau, kas bus po to. O jeigu aš paimu taip, tu tada taip. Nu, davai, einam. Į naudą man šitie mainai, man taip atrodo. Arba ne. Nu, arklį tu turi apginti. O kokie šachai čia man grėsia? Blia, baisu už dar laiko, kai jis greit žaidžia. Painu čia man šachiukas, painu čia šachiukas, čia painu. Kažkaip apsiginsiu. Gal lysti kamputį? Ar nelysti kamputį? Lendu į kamputį. Svarbiausia, kad kažkaip nepašachuotų manęs vienu metu su karalienė. Arklio negali traukti, arklį turi apginti. Taip va. Nu įdomu. Material is equal, yes, o po to painu čia. Kaip gal svarbu ne ant tos pačios atsirasti. Blet, baisu. Taip, nu tada. Oik, tu kas čia? Pist. Pabandom. O kas po to? Jeigu aš pist, jis pist, aš pist. Davai susigundyk. Your time. Nu, paukojau daug, kad tą karalienę paim, bet lieku bokštas arklys ir lygiai pėstininkų ir šitą aš suvalgysiu. Turėtų kaip šitą apginti.
Tada top ir, o, nežinau, čia endgame'as mano nestiprus. Subės ant tos pačius spalvos langelių, nelaikyti karaliaus bokštą, nes šikna. Nes va čia galėtų su arkliu paeiti ir šakutė. Šakutė, vaikeli. Va, kiek langelių arklys turi. Kiek langelių arklys turi, vaikeli. Nuvarom tave. Nemoka endgame žaisti ir tingi mokytis. O, matau, aš jaučiu laiką. Pala, painam. Kai man nepatinka arkliai, aš negaliu. Nu, čia gal karalių jau blokuot kažkaip. Nurys nelabai ką turi, ką daryti, nereikia čia panikuoti. Nepanikuojam, tik mes turim 52 sekundės. Kas, žinai, populiariuoju įstikinimu atrodo, kad nedaug yra 52 sekundės, bet žinokit, visą amžinybę užtenka, man spaudimas pakyla, šakės būna šakės. Nu. Čia negali. Čia jis gali, čia gal tada mes pradėsim kapoti ir niom jo pėstininkus. Čia gerai man užšaldyti jo pėstininkus. Svarbu, ką jis paės, aš čia po to su karaliumi judės. Jis negali pajudinti karalius, nes aš čia bokštą paimsiu. Čia turbūt neteisingas buvo. Kertu. Einu, kertu taip ir tada kažkaip tai. Nu, pabandom užfrizinti. Čia buvo būdas, kaip tą pėstininką padaryti pest ponų, bet dabar neturiu laiko mąstyti. Oi, čia paštai tų šachmatų draugų tokių neįpareigojančių, nes kiek vat teko žaisti gyvai, vėlais vakarais žiemą Europoje, kur rinkdavosi Vilniaus šachmatų klubas, nu tai blemba, ten tokie, kai kurie faini, o kai kurie, nu tai blemba, autistai visiški. Ai, tu čia tokį darysi, ne? Bet aš tada taip paeisiu. Ir tu negali kirst. Nes... Skiuris, iešmas, vat iešmenų karalių. Ir dabar aš nukertu, tu čia kerti. Ką man, tik tai, nu, kaip nors, nu. Čia man reikėjo tiesiog paėti. Nu va. Ir iš čia paeisiu, ne? Nu, šiaip kol tu ten daeisi, tai aš čia paeisiu. Vienas ten atsimenu sėdi bičas su Panama ir plaukais, kurie muilo gyvenime nematė, aš su jo žaidžiu ir jis neužsičiaudamas šneka ten cituoju. Nu, jis laimėjo tą partiją, bet tipo, kartais atrodo, kad šachmatai taip tave įtraukia, kad tu realiai visą kitą esi pasiruošęs paukot. Kai yra ten begalės tų istorijų apie išprotėjusius didmeistrus ir taip toliau, ypač ankstyvus. Tiesiog darome įmus, kurie nenužudytų mūsų. Čia pašachuot manęs negali. Nu, kad čia negali būti taip sunku laimėti. Per mažai laiko.
Čia. Ok, ir koks sekantis tavo įimas. Matau laimėjo. Pam. Šachų nėra. Yra arklio paaukojimas, ok. Tai... Čia turbūt eisi, ne, tada šitą nukirsiu ir vis tiek tas. Ok. Nu, davai, ištempkim. Ir va todėl aš taip, va po tokios partijos super užkyla spaudimas ir negali po to susikaupti. Jeigu žaidi tas ilgesnės, kur 10 + 5 ar 15 + 5, tai blecha. Nu tai gerai, o kokį tu tą arklį? Jau kaip nors laimėsi. 2 pėstininkų tu neapginsi su 1 karaliu. GG gal rašyt? Įtampa buvo. Nepasiduosi, ne? Nu gerai. Nespėsi daryti, tada tą reiks valgyti. Galima buvo ir elegantiškiau laimėti. Atkirtom karalių su bokštu ir čia jis negali niekur eiti, nes karalius. Wow, nu bravo. Ponai ir ponios, wow, netikėta, excellent, 6, best, 2, great, eiktum, tiesiog Magnusas Carlsonas. Realiai kartais, kai sužaidė. Šiaip aš nenoriu to game review, nes tik vieną nemokamą duoda. Bet čia buvo gerai. Tai vat, genijaus dienoraštis, sunki ta diena. Aš sakau, tos mano smegenys tokios aštros, kad pats įsipjauna. Oi. O jie norėjo, kad aš eičiau dirbti vadybininku, ar kad plytas nešiočiau. Ha! Nu davai dar vieną, kad jau vis tiek 2 kavos išgėrėm. Ką tik tai? Nice. Nu nežinau, kaip aš mėsiu rūkyti ir kavą. Čia reikės jau, nežinau, visų palaikymą. Nu tai davai, surastų man challengerį. Ar nieks neišdrys stoti man skersai kelio? O tai gal davai jau play. O mano draugelis. Čia mano draugas Mes filmavomės tokiam serialė mažai, kam žinomam. Faina buvo. Nu davai, pažaisiu savo labai durną. Ką tu čia darai? Nu sugadinai mano visus planus. Kas čia, ble? Nu tai imam jį duoti. Imam. Muzikytės reikia, mesgi klausomės špionų muzikos. Nu. Geras ėjimas su... Čia gal karalių, čia reikia paskirti karalienį, gal pavaikščiu ir iškiu. O jie, gal tyliau. Žiūrovai negirdės mano balsą. Žiūrovai, girdit mane, žiūrovai. Negirdžiu, kad šnekėkit, sakykit ką nors. Čia labai geras Ejajos playlistas, va, tu šnypas, senos geros tačkės, kur kaip tačkės atrodo, čia matau Veneciją turbūt, nors Venecijoje tačkė būtų keista. Jo, gal žaiskime, Overprotectung gal, nežinau, kur tos reikės dėti. Kurgi reiks tas reikės dėti. Ir aš į ten noriu. Gal kokį padaryti. Čia gal garsiau nusakyti. Wow, tu mano fucking reikį suvalgys ir... Nu gerai valgy. Pokštą čia padėsim sulygiuosi. Kur? Ne. Jau galvojau, nemokamas pėstininkas buvo. Ne, mokamas, brangus pėstininkas. Pėstininkas be nuolaidos, okei, fu. Bet čia nepatinka, biški karalienė labai daug figūrų saugo. 3 net.
gal veržėmės tada į priekį, kol jis dar čia naujai partijai ruošiasi praktiškai. Eik tu nafig. Prieš tai galėjo tai padaryti. Nu va, vėl bus proga nesusimauti, rodyti aukštąjį pilotažą. Jo. Ar yra koks kontrapuolimas, pavyzdžiui? Nematau. Nu, susitaikom, bus nenaudingi mainai. Losing exchanges. To susigundė. Gal čia reikia išsidirbinėti, ai, tu čia taikaisi. To bokštą mes prarandame. Bet ar tikrai? Gal dar ne? Nu, aš tai norėčiau galėti tą bokštą jau ir patraukti. Oi. Reikia man čia kažką, man reikia iš viso reaguoti šitą dalyką. Pabandom tokį. Kai čia nebuvo geras ėjimas. Reikėjo karalienę tiesiog traukti. O, nice, žiūrėk, ir išgelbėjom bokštą. Kodėl neėmė tiek ėjimų? Nu, tokį va padarom. Va, stogelis, va, pirties. Šiaip gal man čia reikėjo su šitokį ir... Nežinau, aš norėjau stogelio, aš norėjau, va, 4 tų. Reikis užblokuotas, nežinau, kodėl vis tiek laiko nieko nedarė. Ir tada vėlgi gal karalienę patraukti iš pavojaus, bet mano moteris gyvena pavojingai. Judinam figūras į priešininko. Blin, per ilgai aš čia mąstau. Čia jis taip padarys, man reikia kažką padaryti su šitą. Nuoširdžiai nežinau kaip eiti. Nežinau, intuicija kužda, kad šitas nors turi būti čia visišką klaida. Gal turi šitą šaką vaikas. Nežinau, čia reikia bandyti tokie mainai. Oho, viskas va. Patranka tarp kontinentinė, toj kai šausim. Eik tu nahui! Atsiprašau, misklikas, eik tu nu genijus, tiesiog genijus. Nors ne, gal genialus ėjimas gavosi kerta čia. Tu na, čia kad iš šūdą padariau. Kam? Aš čia norėjau eiti. Vis tiek karalienė turi traukti. Patraukė čia, šachas, jis tada apsigina. Oi, blin. Nu, bet lygiosios. Ne. Pirmoji figūra. Nieks nepatikės, kad čia buvo netyčia.
balto reikia dabar, vat reikėtų būti. Kada aš tą baltą reikia praradau? Kelintam amžiui. Oi, vaikeli, čia dar prieš Liublino uniją. Šitą gali čia paėti. Opa, žiūrėk, koks kietas ėjimas. Negali kirst, nes pafiuką atidarys, o čia turi pajudinti kažkur, o judinti čia. O judinti nelabai ir kur. Nu ir viskas. Atrodė gudriai ėjimas mano galvoje. Nu tai. Ir vse. Dabar aš neturiu kur eiti. Turiu dar savo pėstininką. Nu, kartais tu paimi Berliną, o kartais Mariupolį, ne? O, vaikyti. Nu, dabar tai tik tai kuriant nesąmonės, gal per greit. Aš pastebiu, man irgi kartais išmuša, kai oponentas labai greit paeina, bet tas su Arakliu tokia nesąmonė buvo. Oi, vaikeli. Taip, durnai, nu taip gerai. Ėjos įdomiai, nežinau ar gerai, turbūt objektyviai čia buvo jogurtas. Kam čia? Va čia? Nežinau. Va čia va tiesiog, čia būtų outpostas. Gudrutis, tu čia pas mus. Pradės čia šapuot mane. Čia spardosi, kurio čia tiesiog pasispardė. Ai ne, net negalėsiu apsiginti. Čia davai šaką atidaryti. Galėjo imti čia. Čia visiškai durniai įmai. Pats bokštas puola ir bokštas apgintas. Aš net negalėjau paimti. Bet kovot reikia iki galo. Negalima pasiduoti. Šiaip aš tai už pasidavimą kartais, kai jau matai, kad visiška šikna. Ką tu čia darai? Kodėl tu manęs neužbaigė, aš nesuprantu. Aš jau noriu mirti, o tu ką tu darai? O, ai va, ką tu darai. Dar tu mandrai nori mane užbaigti. Nu ir viso, čia jo. Aš nelabai stengiausi šitą partiją. Nu tai čia tik tai toksai ėjimas. Nu. Ant lygiųjų varom. Pasiūlyt gal lygiasias. Tik 10 taškų pirmauja, žinai, materijos. Ne, gal vis tik reikia pasiduoti, nes kamon, čia visiškas susimovimas buvo. Ir dar be reikalo bokštą praradau. Dar galėjau žaisti. Gerai. Gerai, GG. Oi, gal pertraukyti ir tada normaliai. Kiek čia laiko ruošiam. O, jei man 9 minutės. Blunder tik vienas tikrai. Na gerai. Pažaiskime vieną per lyčiasą, nes ten mano reitingas aukštesnis. Chess.com daugiau gerų žaidėjų arba daugiau čytinimo. Šiaip lyčiasas yra fucking nuostabu. Vienas čiūvas saitas sukūrė, antras pagal dydį po Chess.com, kuri yra milžiniška korporacija. Nu, va, matot koks reitingas. Nu, nafi. Reikėtų analizuoti žaidimus, bet kas turi tam laiko. Optimistai nežiūri į galinį veidrodėlį. Nu, wow, čia tai partija. Sun Tzu, karo menas, senė, didžiuotųsi manimi, ta prasme, laimi mūšį be mūšio, net neišsitraukęs ginklo. Čia yra tikrasis karo menas. Naujas oponentas. Du kavos. O
originaliausias ėjimas pasaulyje, nieks tokio dar nebuvo sugalvojęs. Toliau savo stumiu. Ai, čia tasai Grand Prix gal man pavyks padaryti, bet aš nemoku Grand Prix daryti. Man kelis kart buvo pavykę. Kažkas sakė, kad čia šitą reikia apsikeisti, šitą arklį reikia nukirsti. Tu pabando. Čia tada taip. Jis turėtų rekiruoti, čia darytis. Jeigu mano priešas darys tai, ką jis turi daryti, tai laimėčiau. Jeigu jis čia nesipriešina. Jo. Nu, nežinau, čia reiktų, kaip čia stengtis ir mokytis, bet, nu, sakau, karas jau vyksta, kada čia mokytis. Šitą nukirst. Jo, šitą galvoju. Čia tada nukirst, čia, nu, nepatinka man čia arklys, čia bokštys, reikia eiti į priešą teritoriją. Tada viską man čia sujauks, bet jau reikės uždarytas. Čia aš kalbu, lyg aš žinočiau, žinai, apie ką aš kalbu, bet taip nėra. Nu, reikia eiti į priekį, prie net gal reikia aktyvius ėjimus daryti. Čia nukirsit, gal gerai. O, šviesoforas pėsti. Čia be šito manau nieks nepuola ir neskauda. Čia gal atidarom, kol vis va tokia įmonė paėjo. Ne taip Grand Prix atrodo. Grand Prix ataka. Čia paeisi, tu tokį paeisi. Mano reikės biškiai įkalintas šitoj pusėj. Čia negalės dalyvauti mūšį. Veiksmas tai čia vyks, man taip atrodo. Man berods rodos taip. Na, esi gerai, atidarom tave. Figūras reiktų išvesti. Čia tu taip paeisi po to. Karaliui tai mano patinka va ventiliacija. Kam ta sargyba? Aš pasitikiu savo armiją. Šit kaip. Reikėtų, kad šitas baltas rykis va čia teleportuotasi. Nėra oro pajėgų, malūnsparnio kokio šachmatas. Man kurda, kad kas čia gali įvykti, koks ėjimas gali įvykti. Tai neduokim tokio ėjimo. Ir toks ėjimas gali įvykti. Papačiai, jeigu čia karalienę pastatau. Gerai. Ai, šie karalių patraukė, kad šitą, bet jis vis tiek gali būti. Bet jo rytis kol kas užblokuotas. Ir iš čia žiūriu. Iškai įdomi kontrmanevrų gali būti. Aha. Tai
Okei. Jo, reikia prisiminti, kad ir jo pėstininkai gali eiti priekį, aš kažkaip tikėjausi kitaip. Mano įmas. Nu ir tu čia tipo pulsė, ne? O jeigu aš taip, šachas. Šachas privalai kirsti, tu šachas. Blin, pabandom. Gyvenam tik kartą. Nes jau čia grėsia šachas, bet čia nėra katastrofiškas šachas. Jau karalienė negali prisijungti į mūšį. Aš galiu. Taip, čia paeinam. Visai gal laimėsim. Ir tada mes čia tada užšakuojam. Tu surikti, net negali surikti prisidengti. Kaip prisidengsi, aš kirsiu, nes mano reikės ten žiūri. Paeisi čia, šachiukas. Iš ten toks duojimą atgal ir aš manau viskas, ne? Matau pergalę. Jo, man lyg čia biškį labiau patinka žaisti. Čia žmonės irgi daugiau masto. Bet irgi aš nežinau, pavyzdžiui, jeigu aš pralaimiu kažkokiam žmogui, kuris žaidžia su botu, su engine, nu ir ką padarysi. Čia kaip ir tie, kurie sako, kad tipo čytinimas šachmatuose yra egzistencinis pavojus šachmatams. Nu jo, tam tikra prasme, bet žinai, tai neatims iš tavęs tavo pergalių. Tavo ir šachmatų lentos iš tavęs neatims, tu vis tiek toliau galėsi daryti tai, ką myli, koks skirtumas. O tas nugalėtojas, kuris laimėjo ir ten pasikėlė reitingą iki 2000 čytinimasis, nu čia tuščia pergalė, čia yra pelenai tavo burnoje. Čia negali kirs, negali, yra tik du ėjimai likę va šitie va. Pačią mes galim kitokiom spalvom padaryti, čia niekur negali. Ir po to tavo matas, nesvarbu, kur paeini. Jo. Nice, čia graži partija. Šitą jau istorijos vadovėlis. Nu ir vat laimi vieną ar nori toliau. Pralaimi irgi nori toliau. Čia kaip turbūt kaip ir kazinkiai, kaip ruletė. Yra laimėtojai ir pasidavėliai. Vaikai, neimkit už gryną pinigą to, ką aš sakau. Aš nenoriu būti demonetizuotas, nors dar nieks čia manęs nemonetizuoja, bet vis tiek. Gal ateityje. Šiaip man visai patinka tai daryti, man patinka šnekėti, man patinka mano balso tembras. Ir va, čia biški lengvas entertainmentas šachmatų, žinai. Prieš kol eisit va spręst kvadratinės trigonometrinės lygtis. GG, senė. GG. Nežinau, kas noris pašnekėti su žmonėm, bet kai parašai GG, kad atrodo, kad šaipaisi žmonių. Gerai, kad pastebėjau šitą lopčių, nes čia po to ką, jeigu būčiau ruošęs ataką, все. Čia paeina, nu paanalizuojam šitą grožį. Balta viskas, kai balta tai gerai, tai jo viskas, nesvarbu ką jis padaryti. Tas pats kad vienų angelių mažiau ir pralaimi. Meitin 4. Tai jo. Jam reikėjo čia paaukoti reikia. Tada aš galvau taip, žaistis taip. Wow, čia aš pralaimiu iš karto. Čia aš visą laiką pralaiminėjau, dar noriu pasakyti. Jo. Va, svarbiausia tikėti savimi. Aš matau visą partiją turbūt. Ne, va čia dar pliusą buvau. Not visą galio kompiuterio, bet tai žinai. Nu gerai, dar vieną ar tikrai viskas, tikrai nudirbt, aš pažadu, tikrai nudirbt. Kas mūsų fiulė? Nu, skendi, davai, skandinaviška ataka, lašiša. Aš nemėgstu va taip žaisti.
Ir būdamas juodas, jis greičiausiai imks, aš išsiveržiu 2 figūrom į priekį, kol jis matomai kitai partijai ruošiasi figūros startą. Čia, jeigu čia dar tokį galim paeit, bet čia prieš tai jis greičiausiai arklio eis, jau šitą mačiau daug kartų. Okay. Bet ar mūsų domina? Nedomina mūsų. Ką mes norim daryti? Ne, aš žinau. Dar paik pėstininkų, dar geriau. Dar kai normaliai negalėsi įsti. Labiausiai tai aš labai gerai. Gerai grįžtam. Taip. Painam šitą. Kad figūrų va. Iš čia kirs. Kirs padarysiu šitą, pajudinsiu jo karalių. Tiek to žaisti be karalienių. Kam tos moteris? Balto rykio neturi, to neturi. Reikia daryti rekiruoti į čia. Nu darom. Gyvenam tik kartą, o ne 2. Kaip sakoma, kartais reikia žaisti prieš oponento laikrodį. Bet ne visada tai padeda. Aš esu pralošęs bišui, kur pas mane buvo 2 minutės, o pasitram sekundžius tiesiog darė įimus ir susirinko greit. Taškelius visus. Tikrai reikia kažkur dėti, bet kur. Čia padėsiu tais arklį išvystytis. Man reikia padėti. Čia po to paeit. Jis tada negalės praras gal reikia gal su... Eik tu, ką aš darau? Na, eik, toks geras žaidėjas, tai geras mano matės. Kodėl aš arklio neapsaugau? Taigi man reikėjo tik... Man reikėjo čia tiesiog paeiti. Ir čia tada, eik tu. Oi, dieve. Kai gal su vienu kavos priminsim. Nu va, genialu. Dabar jis pirmauja. Jo, reikėjo tiesiog va čia paeiti. Būtų bus puikiai ataka. Kartais pamirštam tos arklius. Paeisim čia. Susigrąžinsim gal figūros. Negali kirs ne šakų. Labai suspausti. Jo, bet dažniausiai pralaimi ne dėl pirmos klaidos, o dėl antros. Gerai. Tai, nu va, ir neapgynęs esi. Dabar tave gina tik vienas, o puola 2. Tau tikrai toks reitingas? Ar tu čia apsidžiaugiai, kad aš kvailą klaidą padariau? Pigs on the 7. Vadina, kai 2 bokštai būna ant šito. Pigs on the... Kiaulės ant 7. Nes viską gali čiaumuot, bet čia ir biškį gina. Reikia nepamiršti. Okay.
nustatyta pėstininkas. Karalius užspaustas. Čia daug ėjimų turi sutaikyti, bet visus kaip aš ir dengiu. Ir šitą dengiu, bet jį pajudinsiu. Nu tai pavalgom, tada tiesiog einam su pėstininku, žiūrim, pabaigs. Nes šitas arklys yra užblokuotas mano reikia. Na, tai arba ne. Arba nėra. Jo. Na jo, jis pėstininką turi. Gal reikėjo kirst, bet čia tada būtų pradėjęs eiti ir mane nervuot. O ką tu dabar gali padaryti? Gal apsikeičiam tiesiog, bet man patinka mano reikia. Nu, paprastinam žaidimą. Davai kirsiu bokštą, bus tobulai. Čia nukerti tas to pėstininkas nenervuos manęs ir tada aš tave nubaidau. Labai tu čia kur turi daugiau eiti ir pasistatau šitus ir pradeda tave niom-niomint. Bokštas iš vis negali dalyvauti. Čia kertu. Karalis negali pradėti, turiu tiek kitokį turbūt įėjimą daryti. Nu, nervuoja, kad iš čia pridengia, šitą reikia nuvyti, kodėl yra. Šiaip atrodo kaip vienaragis biškinė, žiūrovai matot. Žinau, kad čia ausytės. O, uždengia ausytė biški vienaragis. Ok. Sakyčiau, kaip ir viskas, ne? Čiom. Kertu, jis kerta. Aš darau šachą, jis neturi kaip apsiginti, kai eidamas atgal ir tada matas jau. O, blei, bet man šachas. Pupi, kaip laiku pamačiau. Pupu. Reikia pajudinti karalių, ne? Bet pajudinti jį va taip. Jo. Ir tada matas, bet jis tada gal. Tada jis turbūt padarys protingą ėjimą. Padarė. Partija tęsiasi. Ir bokštą išnas. Čia šiaip geras ėjimas ir aš nenoriu, kad tu čia aktyvuotum savo tą neskirsčiau. Čia jau bokštose išeina, prasideda žaidimas. Mes čia galim paeiti. Jeigu stokį paeisėm iš karto šitmą. Ok. Ті ж далі, сутраука тут. Ото чепились. Gerai, turiu planą. Kitas ėjimas, nesvarbu, kas įvyks. Su pėstininku, okei.
Jo, ne. Nesumanau, ką daryt. Pašakuokim tada. Per mažai laiko, biškis spaudimas kyla. Nu gerai. O gal reikėjo tiesiog paleisti? Kažkaip aš čia galėjau protingiau sužaisti, man taip atrodo. O gal ir ne? Kas dabar žino? Kirstu. Praeisiu, turėsiu 2 pest ponus. Kirstu, turėsiu 2, kažkaip aš čia laimėsiu. Tu čia kažkaip dabar strakaliodamas kažką jau veiksi. Baisiai dabar reiks super greitus ėjimus daryti. Kirsk su jungtamas pėsti. Nu jau turėčiau laimėti. Jo, su 7 fucking sekundėm. Opa. Spėsiu. Wow, žiūrovai, ponios ir ponai, ačiū Jums, kad buvot su manim šitą po pusrytį prieš priešpietį. 10:11 buvo malonu, dėkui Jums, geros Jums dienos. Čia buvo Genijus, Aidas Baublys, iki kitų susitikimų.